Esu tik po dušo, galvą įsiplausiu savo alavijų šampūnų kaip visada ir dabar parodysiu, kokias priemonės naudoju savo veido priežiūrai. Tai štai, tai yra valymo valiklis su silikoniniu šepetėliu, kuris labai gerai nuvalo. Štai, matote, jis minkštas yra, gerai išmasažuoja jūsų odą. Po to aš naudoju micelinį vandenį su štai tokia minkšta švelnia kempinytė nusivalyti. Sekantis eina Bukačelio aliejiko serumas, kuris sušvelnina jūsų odą, gerai įsigeria, gerai sutepa. Toliau, jeigu dienos metu aš einu į darbą, tai rytais aš naudoju štai šį kremuką nuo saulės, kad neįdegtų. Toliau vakarais aš naudoju tą patį procedūrą, visos tos pačios priemonės, tik tais naudoju šį lavijo kremuką, kuris labai gerai sudrėkina jūsų odą. Tokia švelni, lygi. Toliau savo odą reikia prižiūrėti, aš naudoju štai tokie padeliai, paakiam yra užsidėti. Štai atsuksiu. Kada skubi, sunku yra atsidaryti. Štai tokie padeliai, pasiimu vieną, štai, užsidėdam, vienas ir štai užsidėdu, kitam, truputį jaudinuosi, tai štai, ir laikyti, laikau juos tol, kol įsigeria gerai, išdžiūna, štai. Štai tokias. Ir toliau tai yra mūsų grožio kapsulytės. Jos labai štai. Labai skanios. Dar aš naudoju gerai išmasažuoti. Štai toks. Wow. Dabar negaliu parodyti, bet kurią dieną parodysiu, kaip juo naudotis ir ką daryti. Ir būtent, kad jūsų veidas atrodytų šviežias, nebūtų pavargęs, reikia jį prižiūrėti. Aš dažniau sakydavau, neturiu laiko tam, bet laiko reikia rasti.